Kėdainiuose nuvilnijo moksleivių dainų ir šokių šventė Aš myliu Lietuvą. Beveik 1000 dalyvių jaunatviška ir spalvinga eisena nuo Kėdainių rajono savivaldybės Jono Basanavičiaus gatve pajudėjo į miesto parką, kur pačių pasigamintais mokyklose trispalviais vėjo malūnėliais nuskraidino spalvotus linkėjimus Lietuvai. Suskambus dainai visų širdis plakė vienu ritmu – meilę Lietuvai. Džiaugiuosi, kad šioje rajono dainų ir šokių šventėje dalyvauja beveik visos rajono švietimo ir kultūros įstaigos, kad dalyvauja iš tiesų labai daug žavaus ir gražaus jaunimo. Kad jie sėkmingai galėtų šiandieną čia šokti, groti ir dainuoti, juos vedė 40 atsidavusių nuoširdžių kolektyvų vadovų. Visi šventės dalyviai buvo pakiliai nusiteikę. Su kokiu kolektyvu tu dalyvauji moksleivių dainų ir šokių šventėje? Su jaunučių choru. Ar smagu yra dalyvauti tokioje šventėje? Taip, nes čia labai daug žmonių yra ir smagu dainuoti yra. Šoksime linksmapalkę. Su kokiu kolektyvu? Ryto progimnazijos mokyklos. Labai bus, manau, smagu, tik tai, kad labai ilgai turėjome eiti tuo paradu. Ir užtrukom ilgai, o šiaip, manau, viskas bus gerai ir pašoksim gerai. Kartu labai jaudinamės, nes daug žiūrovų, taip tokia, kaip būna scenos baimė. Ar pirmą kartą tenka dalyvauti tokioje šventėje? Jo, pirmą kartą. Tai kokie dar įspūdžiai, kas džiugina? Kad daug žmonių, kad visi matys, pusė Kėdainių, bus plojimai, daug plojimų. Šventėje dalyvavo 51 kolektyvas, jaunių ir jaunučių chorai, vokaliniai ansambliai, liaudiškų ir šiuolaikinių šokių grupės, liaudiškos muzikos kapelos, folkloro ansambliai. Mes iš tiesų ruošiamės jau nuo rudens, dėl to, kad tikslas buvo sudalyvauti visos Lietuvos dainų šventėje moksleivių ir ten, kadangi turėjome atlikti privalomą programą tam, kad sudalyvautume atrankoje, tai iš tikrųjų dirbam labai atsakingai, sunkiai galiu sakyti, ir ilgai, ir ruošiam 27 kūrinių programą. Ir džiaugiamės, kad tą atranką pavyko praeiti, o šiandien šitoj rajoninėje dainų šventėje pamatysite nedidelę dalį iš tos mūsų privalomos programos, kelis kūrinėlius. Šių metų Liepos 4–9 dienomis Vilniuje vyks 8. Lietuvos moksleivių dainų šventė Tu mums viena. Kėdainių rajonui atstovaus 8 kolektyvai iš Kėdainių miesto, Josvainių, Truskavos, Krakių ir Labūnavos švietimo ir kultūros įstaigų.